Labas vakaras, Baltijos televizijos kanalu, jūs žiūrite tiesioginę laidą Ringas. Artėja Seimo rinkimai ir įtampa Lietuvoje kyla. Kas mus valdys 4 metus? Ringas gali jums padėti surasti atsakymus į klausimus, kas geresnis, kas teisingesnis ir ką mes rinkėjai rinksimės, kad 4 metus sėdėtų Seime ir mus valdytų. Šį vakarą laidoje dalyvauja Tėvynės sąjungos Lietuvos konservatorių vicepirmininkas ir premjeras ponas Andrius Kubilius. Naujosios sąjungos lyderis, ponas Artūras Paulauskas, kuris sėkmės partijai atveju gali tapti kandidatu į ministro pirmininko postą. Kad laidos dalyviai šį vakar galėtų kuo išsamiau ir įdomiau padiskutuoti, juos atlydėjo po 5 pagalbininkus sekundantus. Mes šį vakar Ringe turim 5 konservatorius ir 5 socialliberalų atstovus. Laidoje taip pat dalyvauja 2 žurnalistai, pripažinti savo amato meistrai, tai ponas Darius Tarasevičius, dienraštis Verslo žinios, ir ponas Aurelijus Katkevičius, kuris šiuo metu vadovauja viešųjų ryšių agentūrai. Dėmesio svarbiausia, kad tiesioginėme Ringe galite dalyvauti ir jūs. Skambinkite telefonu 780 telefonas Vilniuje ir klauskite pono Kubiliaus arba pono Paulausko tiesiai šviesiai. Pradedame kovas Ringe. Oficialus nedarbas per 3 metus išaugo 2, atskiruose rajonuose nedarbo lygis viršyje 20%. Naujoji sąjunga iki 2004 metų siūlo sukurti nei daug nei mažai 120 000 naujų darbo vietų mieste ir kaime. Pone Paulauskai, kokias konkrečias priemonės siūlote? Ačiū už gerą klausimą, nes jis visada kartojasi bet kuriam susitikime. Ir dažniausiai klausia žmonės ne tai, ar bus darbo, bet klausia, kaip jūs sukursite darbo vietas. Aš manau, kad šiandien yra vienas kelias kurti darbo vietas, tai skatinti privačią iniciatyvą, skatinti žmogaus iniciatyvą, pačiam susikurti darbo vietą, pačiam sukurti darbo vietą šeimai. Tai yra verslumo skatinimas, tai būtų gal pirma tokia priemonė arba pirma programa verslumo skatinimo. Tam aš galėsiu vėliau, jeigu reikalas bus, paaiškinti, kaip tai mes ruošiamės daryti. Toliau yra įmonės, kurios dirba sunkiai, kai kurios arba dauguma ties bankroto riba. Todėl reikia labai aiškiai pasakyti, kurios įmonės yra perspektyvios, kurias mes galim išsaugoti ir atidėti mokesčius, delspinigių mokėjimą, arba apskritai išdėstyti per ilgesnį laikotarpį šitą mokesčių, o kurios yra depresuojančios ir reikia skatinti bankrotą, kad tai vyktų greitai, kad galėtų žmonės susirasti kito darbo. Ačiū Jums už atsakymą, ponė Kubiliau, jūs šiuo metu esate vyriausybės galva ir jūs galite ne tik siūlyti, bet ir taisyti padėtį. Aš iš tikrųjų manau, kad tai yra rimta problema, padidėjęs nedarbas, bet jis yra sąlygotas tam tikrų objektyvių priežasčių. Aš noriu priminti, kad per praeitus metus Lietuvos eksportas sumažėjo apie 60% ir tai lėmė iš tikrųjų ir labai didelės problemas ūkyje ir ūkio ekonomikos smukimą. Aš turėčiau taip pat pastebėti, kad tam tikrą prasme didesnis nedarbas yra būdingas matyti visom valstybėm, visom ekonomikom, kurios eina transformacijos keliu. Galima prisiminti, kad rytų Vokietijoje, kuris sulaukė pakankamai didelių investicijų iš vakarų Vokietijos, nedarbas siekia iki 20%. Tai yra naujosios ekonomikos kūrimas visada reiškia, kad senoji ekonomika turi pergyventi pakankamai sunkų laikotarpį. Mano įsitikinimu, iš tikrųjų, kai kuri nors partija skelbia, kad jinai sukurs 100 000 darbo vietų, jinai šiek tiek apgaudinėja rinkėjus. Nei partija, nei vyriausybė pati darbo vietų tikrai šitiek nesukurs. Jinai gali sudaryti sąlygas iš tikrųjų ekonomikai, privačiai ekonomikai plėstis. Ir svarbiausias dalykas, ką jinai turi daryti, jinai turi skatinti privačių investicijų ateimą, tame tarpe ir užsienio kapitalo investicijų ateimą. Tik tai gali garantuoti, kad ateis naujos technologijos, modernios technologijos, kurios gali gaminti tokią produkciją, kuri bus konkurentabili visame pasaulyje. Dėkuoju, premjerė, aš matau, kad socialliberalai nori replikuoti, prašau. Noriu paklausti, jūsų kolegos. Noriu paklausti gerbiamo premjero, kaip jis gali pakomentuoti, kad per 4 valdymo metus 90 000 darbo vietų neteko Lietuva, jum valdant, jūsų partijai. Aš norėčiau labai trumpai atsakyti, kad iš tikrųjų mes padarėme klaidų pakankamai daug, tačiau negaliu prisimti atsakomybės už Rusijos krizę ir tą iš tikrųjų pakankamai didelį poveikį ir skaudų poveikį Lietuvos ekonomikai, kuris
buvo didesnis negu kitom Baltijos valstybėm. Mes padarėm klaidų, mes per vėlai tai sureagavom, tačiau iš tikrųjų ekonomika turi transformuotis ir aš džiaugiuosi, kad šiais metais eksportas į vakarų valstybė ženkliai didėja ir manau, kad tai yra ta kryptis, kuria ir toliau mūsų ekonomika eis. Žodžiu prašo konservatoriai, prašau. Noriu prisistatyti buvęs verslininkas, nepartinis, Valentinas Milaknis, ūkio ministras. Aš norėjau paklausti, buvo paliestas klausimas dėl bankrutuojančių įmonių ir taip domėjausi jūsų programa, kuri labai svarbu žinoti verslui, kokia yra vis dėlto jūsų pozicija. Jūsų partijos narys, ponas Klumbys, pasakė, kad Inkarui reikia išmokėti 2 milijonus litų iš valstybės kišenės. Tai vis dėlto, ar tai būtų daroma tų žmonių, kurie uždirbo tos pinigus ir dalinama sąskaita kitų socialinių sluoksnių, ar nebūtų daroma, tikrai norėtų verslas sužinoti jūsų poziciją. Ačiū už klausimą, ponia Paulauskai. Gal reikėtų patikslinti dėl pono Klumbio, kad jis nėra mūsų partijos narys, bet galbūt šitam klausime ne tas esmė. Galiu pasakyti tiek, bet buvo pasakyta narys. Klausykit, jis jūsų sąraše, jis taip pat atsakingas prieš jūsų partiją, prieš jūsų programą. Gerai, ačiū, nesigilinkim į smulkmenas. Mes neneigiam, kad jis už ką atsakingas, aš tik tai patikslinu, kad jis nėra mūsų partijos narys, tai tik tiek. Bet iš esmės noriu atsakyti. Sutikit, kad Inkaro atveju, kaip ir kitų įmonių atveju, valstybė ir jos institucijos turėjo kontroliuoti, kaip naudojamos investicijos, kaip paskolos naudojamos, pagaliau ar išmokamas laiku atlyginimas ir taip toliau ir panašiai. Ta prasme, kad valstybė blogai kontroliavo šitos dalykus, turi prisimti kažkiek tai kaltės. Ir mes sakėm, kad šiandien, kai žmonės batauja ir gresia gyvybės klausimas, valstybė turi surasti tos 2 milijonus ir sumokėti. Bet tai nereiškia, kad neturi ieškoti iš kaltininkų, tai nereiškia, kad neturi regreso tvarka išsiieškoti tų pinigų. Tokia buvo mūsų pozicija. Daugiau humaniška pozicija negu gal ekonominė, bet tuo metu reikėjo spręsti labai greitai. Ačiū ponui Paulauskui, turiu klausimą ponui Kubiliui. Tėvynės sąjungos programoje rašoma, cituoju, pirmiausia, rūpinkimės ne bankrutuojančiomis įmonėmis, bet kalbėkime apie sąlygas geroms įmonėms klestėti. Tačiau šiandien tų bankrutuojančių įmonių skaičiuojama ne vienetais ir netgi ne šimtais. Tai kas pasirūpins tų kelių šimtų bankrutuojančių įmonių darbuotojais? Aš manau, kad visų pirma, iš tikrųjų turime sukurti tokias sąlygas, kad bankrotas nebūtų socialinė problema ir socialinė katastrofa. Iš tikrųjų, mes galim pasakyti, kad galbūt per ilgai nepriėmėm naujo bankroto įstatymo ir senojo bankroto numatytos procedūros veikia neefektyviai. Aš turiu pastebėti, kad iš tikrųjų dauguma tų bankrutuojančių įmonių yra labai specifinės, jos visos buvo privatizuotos 92-96 metais. Ir iš tikrųjų privatizuotos labai specifiškai. Tuo metu teisėtvarka, ko gero, nelabai prižiūrėjo, kaip vyksta visa privatizacija. Na ir aš galiu pasakyti, kad iš tikrųjų mes praeitų metų pabaigoje atėję į vyriausybę pamatėm, kad tikrai yra susikaupusios tokios didelės problemos. Iš kitos pusės aš manau, kad iš tikrųjų mes turime skirti žymiai didesnį dėmesį tom įmonėm, kurios veikia sėkmingai. Turime skirti žymiai didesnį dėmesį tai, ką galima pavadinti naująją ekonomiką, kurios sėkmė yra labai aiškiai matoma visam pasaulyje. Tai gali mums sudaryti galimybės iš tikrųjų pasiekti, kad mūsų ekonomika vystysis taip pat sparčiai kaip ir moderniose pasaulio valstybėse. Ir tai garantuos, kad iš tikrųjų ir tos įmonėse, kurios bankrutuoja, dirbantys žmonės ras naujų darbo vietų. Ačiū premjerė už atsakymą apie naują ekonomiką, tikėsimės padiskutuoti vėliau laidoje. Bet nedarbo klausimai labai tampriai susiję su investicijų klausimais. Ir štai Naujoji sąjunga ketina teikti prioritetą nacionalinio kapitalo investicijoms. Kokia forma pasireikš tas prioritetų teikimas? Visų pirma, dabar tenka stebėti konkursų skelbimo sąlygas. Tiesiog jos taip yra formuluojamos tos sąlygos, kad mūsų nacionalinis verslas tose negalėtų konkursuose dalyvauti. Yra paskaičiuota, kad virš milijardo litų yra išleidžiama arba konkurso metu kaunamasi dėl jų. Ir daugelį atvejų konkurso sąlygas neleidžia laimėti Lietuvos verslininkui, Lietuvos investitoriui. Aš galėčiau čia minėti daug atvejų, kada taip yra. Mes pasisakom už tai, kad verslas ir nacionalinis verslas būtų skatinamas ir į jį būtų atsižvelgiama. Negalima parašyti konkurso sąlygose, kad reikia patirties 10 ir daugiau metų. Suprantama, kad mūsų valstybei
apskritai tik tai 10 metų nepriklausomos valstybės ir nė viena firma negalės dalyvauti šitam konkurse. Tai štai va tokios, pasakyčiau, diskriminuojančios sąlygos neleidžia mūsų nacionaliniam verslui ir plėstis, ir, aišku, kurti naujas darbo vietas. Ir iš karto klausimas ponui Andriui Kubiliui. Savo kalboje Tėvynės sąjungos konferencijoje gegužės mėnesį jūs pasisakėte prieš ekonominį izoliavimąsi ir pavadinote tai ūkio modernumo stabdžiu. Tačiau pramonininkų konfederacija priekaištauja, kad privatizuojant didžiasias monopolijas ignoruojate Lietuvos kapitalistus. Ar pramonininkai teisūs šiuo atveju? Aš manau, kad jie nėra teisūs, mes tikrai neignoruojame. Ir aš įsitikinęs, kad tik atvira ekonomika, tik atvira valstybės politika, skirtingai nuo to, ką deklaruoja Naujoji sąjunga, kuris skelbia, kad 3-4 metam reikėtų vykdyti protekcionistinę ekonominę politiką, tik atvira ekonominė politika gali garantuoti ekonomikos ir valstybės sėkmę. Ir pavyzdžiai čia yra labai netolimi. Mes labai dažnai su pavydu žiūrime į Estijos ekonomikos vystymą ar į Vengrijos ekonomikos vystymas. Aš turiu pastebėti, kad Vengrijoje iki 70% bendro vidaus produkto yra pagaminama užsienio kapitalo įmonių. Tai yra ekonomikos atvirumas reiškia jos tokios ekonomikos pažangą. Ir aš čia turiu pastebėti labai, nežinau, ar toks vidinis prieštaravimas Naujai sąjunga visada yra būdingas, tačiau aš prisimenu dar pernai, kolega Artūras Paulauskas labai kategoriškai pasisakė prieš vietinius oligarchus ir jų įtaką vyriausybei. Tai aš manau, kad protekcionistinė politika kaip tik yra ta politika, kuri yra nukreipta į vienų ar kitų ekonominių Lietuvos grupuočių palaikymą ir skatinimą. Mes pasisakom už atvirą politiką ir už sąžiningą politiką. Aš nematau sąsajų su oligarchija, su protekcionizmu, dalyvavimu konkurse lygiomis sąlygomis, lygiomis teisėmis. Jeigu mūsų verslininkas turi pakankamai noro, kapitalo ir galimybių dalyvauti, kodėl jis išeliminuojamas iš to konkurso, vien todėl, kad sąlygos įrašyti tokie draudimai arba tokie reikalavimai, kurių iš karto aišku, kad jis negalės įvykdyti. Dabar sako, visiems lygios sąlygos. Paimkim Mažeikių naftos privatizavimą, akcijų pardavimą trečdalį. Ar bent vienas verslininkas gali tikėtis tokių sąlygų, specialūs įstatymai, specialūs vyriausybės nutarimai, nutiestas raudonas kilimas? Aš manau, kad labai gerai, jeigu visiems tokios sąlygos būtų, bet daro išimtį tik vienam investuotojui. Tai aš kalbu apie lygias teisės dalyvauti šituose procesuose. Gerbiamas Paulauskai, aš manau, kad jūs gerai žinote, kad Mažeikių naftos privatizavimas iš tikrųjų vyko pakankamai sudėtingai ir ne vieną kartą buvo skelbiamas konkursas ir dėja atsirado tik tai viena kompanija, amerikiečių kompanija, kuri dalyvavo sąžiningai ir atvirai visame privatizavimo procese. Dabar aš norėčiau pastebėti, kad tam tikrose srityse iš tikrųjų mes turime kelti didesnius reikalavimus. Mes turime iš savo patirties, žinome, iš privatizavimo 22-26 metais, kaip kai kurios kompanijos, iš tikrųjų nepatikimos kompanijos ir lietuviško kapitalo kompanijos privatizavo ar tą patį Inkarą, ar tą pačią Klaipėdos jūrą ir kokių nuostolių tai atnešė. Todėl yra keliami kvalifikacijos reikalavimai. Ir jeigu tos kvalifikacijos reikalavimus atitinka Lietuvos kapitalas, prašau. Niekur nėra pasakyta, kad Lietuvos kapitalas negali dalyvauti kokiam nors privatizavimo konkursui. Tai pasakykit, kokios sąlygos yra šiandien dujų ūkio privatizavime. Prašau. Ponas Milaknis nori atsakyti. Lietuvos dujose yra apribota, nėra lietuviškam kapitalui, tiesiog neapribojam, bet yra reikalinga, kad šitą strateginę sritį investuotų žmonės, kurie gali vystyti investicinius projektus, kurie turėtų tam lėšų. Antras, tai turėtų turėti patirtį tarptautinę. Mums reikia diversifikuoti ūkį. Jeigu mes neatvesime kitų alternatyvinių dujotiekių, sakykime, Norvegijos ar kito, mes negalėsim sukonkuruoti su esamais dujotiekiais. Ir labai vienareikšmiškai matosi, kad kompanijos, kurios Lietuvoje yra, reiškia, jos yra nepajėgios, tačiau joms sudarytos sąlygos, jos gali jungti su kitais ir dalyvauti. Ačiū ponui Milakniui, iš karto nori replikuoti socialliberalai.
Iš karto atsakom to, kad iš karto kalbam apie tai, kad atskiri žmonės gali pretenduoti į privatizavimus. Pirmoji eilė investicijų politikoje turi visi ūkio subjektai turėti vienodas ir lygias teisės. Dabartiniu metu konservatorių vykdoma politika yra orientuota į tai, kad užsienio verslininkai turi prioritetą prieš vietinius verslininkus. Antras momentas, kad yra sudarimos tokios galimybės, kai ir neaiškus vidaus verslininkai, jie privatizuoja ir netgi neprivatizuoja tiesiogiai, o perka už 1 ar 2 litus ten įmonę ir tampa, pavyzdžiui, Lietuvos kūro savininkais. Ir kas tie savininkai, kaip jie šičia Lietuvoje veikia, yra visiškai neaišku. Tai tokiu atveju nereikia kalbėti apie tai, kad mes čia siekiam didelių, perspektyvų, kad užsienio kapitalas privatizuos Lietuvą. Ačiū socialdiberalam, prisitaikė žurnalistai ir nori klausti ponas Katkevičius. Mes kažkaip labai greit prašokavom bankrutuojančių įmonių temą, kuri ko gero yra jautri gerokai didesniai žmonių daliai. Todėl norėčiau užduoti klausimą ponui Artūrui Paulauskui, tiksliau klausimą iš 2 dalių. Ar jūs pritarėte teiginiui, kad turi būti sukurtas garantinis fondas remti bankrutuojančių įmonių darbininkus? Aš manau, kad šiandien turbūt turi būti šitas fondas, nes nors yra įvairių nuomonių, bet aš palaikau tai, kad turi būti sukurtas. Tada antra klausimo dalis. Ar jūs pritarėte teiginiui, kad sėkmingai dirbantis verslininkai turi padėti nevykusiai dirbantiems verslininkams? Jeigu jūs tai formuluojat klausimą, be abejo, jame yra. Tas pats klausimas. Šiek tiek kitaip galima formuluoti klausimą. Čia yra rizikos klausimas. Ar turi valstybė pasimti tą riziką? Ar gali ir verslo atstovai ją pasidalinti? Tas žodis, kaip politikai vartoja žodį valstybė, kaip kažkur esantį darinį. Valstybės pinigų gamtoje nėra. Yra mano pinigai, mokesčių mokėtojų pinigai, mūsų žiūrovų pinigai yra. Jūs disponuojate tik tai mokesčių mokėtojų pinigais, jokiais kitokiais. Bet mes prisiminkim, kad bankrutuojančių įmonių darbuotojai ateina kur prašyti savo pinigų? Prie vyriausybės. Taip? Neateina į kažkokį mistinį valstybės, reiškia, struktūrą. Ateina konkrečiai prie vyriausybės ir sako, jūs kalti, jūs neprižiūrėjot, jūs turit mums šiandien sumokėti atlyginimą. Galėčiau padėti kolegai Paulauskui. Tai iš tikrųjų, absoliučiai daugumoje Europos valstybių tokie fondai yra. Ir iš tikrųjų mes turime pasiekti, kad bankrotas nebūtų ir socialinė ir ekonominė katastrofa. Ir šio požiūrį aš manau, kad keletą ateinančių metų iš tikrųjų mes dar turėsime didesnių problemų su bankrutuojančiam įmonėm, tačiau toliau mes turime pasiekti tai, kas yra norma visame moderniame pasaulyje. Ir įeiti į rinką, ir išeiti iš rinkos turi būti taip pat paprasta ir lengva. Ir tai neturi būti kokia nors problema nei savininkui, nei dirbantiem toje įmonėje. Savininkas galbūt tik tai turi atsakyti už tai, jeigu jisai pasielgia nesąžiningai. Štai šitą optimistinę gaidą ir baigsim pirmąją laidos dalį. Dabar metas dalykui, kurio nekenčia Rolandas Kazlas, metas reklamai. Būkit su Baltijos televizija. Skalbimo mašina veiks puikiai. Garantija, kad skalbiniai bus nepriekaištingai švarūs. Jums reikia Omo Intelligent, nes jie apsaugo nuo kalkių nuosėdų. Omo Intelligent, jie žino, ką daro. Margarinas Vilnius. Truputį sveikiau ir žymiai skaniau. Mus kasdien sukrečia žinios apie nužudytus ir išniekintus vaikus. Humaniški politikai prieš piliečių valią panaikino Lietuvoje mirties bausmę ir vaikų žudikams nušvito viltis grįžti į laisvę. Šį penktadienį, lygiai 20 val. Koridoje diskusija iš esmės, ar mirties bausmės panaikinimas nebuvo klaida. Korida, šį penktadienį. Sveiki sugrįžę į tiesioginę Ringo laidą, kurioje dalyvauja Naujosios sąjungos lyderis ponas Artūras Paulauskas ir Tėvynės sąjungos Lietuvos konservatorių vicepirmininkas premjeras ponas Andrius Kubilius. Prieš reklamos pauzę mes diskutavome apie bankrutuojančių įmonių problemas ir žurnalistas Darius Tarasevičius turi klausimą.
Mane truputėlį nustebino ir pono Paulausko pasakymas, kad kai bankrutuojančių įmonių darbininkai ateina prie vyriausybės, tai tuomet Seimas priima garantinio fondo įstatymą ir 0,2% apmokestina kiekvieno darbdaviui kiekvieno darbuotojo atlyginimą. Bet aš norėčiau paklausti pono Milaknio, kaip verslininko, kaip jis žiūri į šitą įstatymą ir į jūsų kompanijos taip pat turės mokėti darbuotojams papildomą mokestį. Tuo labiau, kad mokestis įsigalioja spalio mėnesį, kas buvo beje žadėta, kad visi mokesčiai įsigalios kažkaip nuo kitų metų. Prašau, ponai Milakniui, mikrofoną. Yra kompromisai, kuriuos reikia daryti pagal tą politinę situaciją, nors kartais prieštarauja paprastam verslo logikai. Aš manau, kad šiuo metu reikėjo daryti ir kitą žingsnį su garantiniu fondu, tai liberalizuoti darbo rinką ir padėti darbdaviams, kas yra šiandien, yra labai blogiausia situacija su darbo rinka. Kokios yra kompensacijos tom pačiom bankrutuojančiam įmonėm, yra išmokos 36 atlyginimai yra nepakeliamos. Tai jeigu spręstumėm visą kompleksą, aš manyčiau, kad sutiktų ir darbdaviai kaip laikiną kompromisą, o ateityje tas 0,2% turėtų būti mažėti ir šiandien politinė ir socialinė katastrofa verslininkam taip pat yra blogai. Ponas Paulauskas nori replikuoti. Aš tiesiog man patiko atsakymas pono Milaknio, kai jisai sako, yra kompromisų menas. Iš tiesų, nereikia ieškoti visą laiką vidinių prieštaravimų, tiesiog reikia siekti kompromiso ir tada galbūt ieškom tų geriausių išeičių. Gerai, ponai, mes pakankamai daug laiko diskutavome apie bankrutuojančių įmonių problemas, dabar kita tema. Savo programos pagrindinėse nuostatose socialliberalai rašo, jog bus inicijuota valstybės pareigūnų, dėl kurių veiklos buvo žlugdomas Lietuvos ūkis teisinė atsakomybė. Teigiate, jog reikėtų aiškiai apibrėžti valdininko asmeninę atsakomybę. Kaip tai norite įteisinti įstatymiškai, kaip tai atrodys? Žinot, mes nuo pat pradžių dar prieš 2 metus bandėm teikti Seime įstatymą dėl valdininkų, tarnautojų dabar vadinasi, materialinės atsakomybės, moralinės atsakomybės. Tai yra, kad valdininkas, tarnautojas padarė žalą, moralinę, materialinę, atsakytų tiesiogiai šitos žalos dydžių. Tuo metu tas įstatymas nebuvo priimtas, vėliau jo kai kurios nuostatos rado savo vietą civiliniam kodekse, kitose įstatymuose, bet šiandien nėra aiškios atsakomybės sistemos. Jeigu įmoniai yra tam tikri standartai, kurie labai greitai leidžia nustatyti broką, padarytą prekės broką, padarytą bet kokioj operacijoje, tai viešajam administravime dažniausiai kaltų nėra. Viskas pasislėpia po kolektyviniais sprendimais ir netgi patys blogiausi sprendimai niekada neišryškina personalijų. Kas tai pasielgė, kas tai padarė. Tai mes norim, kad būtų labai aiškiai pasakyta atsakomybės, nustatyta atsakomybės sąvoka ir aišku atsakomybės ribos. Vėl replikuoti nori konservatoriai, ponia Juknevičienė. Pone Artūrai Paulauskai, yra Šilutė, yra Balčytis, kuris žinom, ką padarė su fondu. Jūsų partija niekaip nesugebėjo jo pašalinti iš merų, nors turi pakankamą daugumą tam padaryti. Mes, Tėvynės sąjungos frakcijos ten atstovai, galėjom jums tą padėti ir buvom pasiruošę. Kokia atsakomybė? Kitas dalykas. Aš noriu dar vieną klausimą. Apie teisinę atsakomybę. Apie iš tikrųjų, kas kaltas. Aš norėjau jūsų paklausti, labai mandagiai. Ar jūs pats atsiprašėt pono Marcinkos iš Trakų, kuris kalėjo neteisingai už tai apkaltintas neva nužudė žmogų? Gerai, ačiū. Vadinasi 2 klausimai. Dėl Balčyčio ir dėl Marcinkos. Mes pasiūlėm, beje, pono Razmai, įstatymo projektą, kai partijos deleguotas į tarybą asmuo, pašalinamas iš partijos, jis netenka tarybos nario mandato. Tokio įstatymo projektas yra pateiktas Seimo kancleriui Jurgiui Razmai. Reikia jį priimti ir klausimas bus išspręstas. Mes žinom, kaip susidaro vietiniai skyriai, kokiu principu kitą kartą surenkami jų nariai ir nereikia čia tikėtis, kad visi kels ranką prieš merą, netgi būdami tos partijos nariais. Jūs puikiai tą suprantat ir žinot. Todėl reikia priimti tiesiog įstatymą, kuris aiškiai, ką aš ir sakiau, padarytų ir būtų visos problemos įspręstos. Ir tuo pačiu dar kartą mes įtvirtinsim partinę atsakomybę už deleguotų asmenų kontrolę. Ponas Kubilius. Na, man šiek tiek iš tikrųjų gaila, kad jūsų partijoje taip atsitinka ir kad partijos skyrius
negali, ar partijos atstovai taryboje paskyrę merą negali dabar nubalsuoti ir jo atleisti. Mes pradėkim čia konkrečiai sakyti, nes prisiminkim ir jūsų atvejus, aš galėčiau čia vardinti. Gerai, iš tikrųjų, gal neprisiminkim. Prie materialinės atsakomybės ir pasakyti, kad iš tikrųjų tai yra svarbus dalykas, apie ką kalba Naujoji sąjunga ir Artūras Paulauskas. Ir tik tai norėčiau priminti, kad šios nuostatos jau yra įstatymai. Yra valstybės tarnybos įstatymai, aš tiesiog galiu pacituoti 45 straipsnį. Valstybės tarnautojas turi atlyginti tiesioginę tikrąją žalą padarytą dėl jo tyčinių neteisėtų sprendimų, pareigų neatlikimo ar šiurkštaus aplaidumo atliekant pareigas, kai institucija ar įstaiga teismo sprendimu turėjo atlyginti žalą. Tai noriu pastebėti šičia, kad turbūt didžiausia problema iš tikrųjų yra tam tikra prasme kartais mūsų teisinės sistemos ne visiškai efektyvus veikimas, kadangi šiuo atveju svarbiausias dalykas, kad žalą turi nustatyti iš tikrųjų įstatymų nustatyta tvarka tos institucijos, kurios tai turi padaryti. O toliau jau tą žalą turi atlyginti konkretus pareigūnas. Gerai, dar vienas klausimas ponui Paulauskui ir tuomet mes turim skambutį į studiją. Pone Paulauskai, sakykit, prašau trumpai, ar atėję į valdžią atsižvelgsite į tas anoniminės anketas, kurias dabar renkate iš žmonių ir kuriuose žmonės rašo apie neva to ar kito padaryto pareigūno nusižengimus? Man atrodo, tai, kaip aš ir sakiau, tai yra sociologinis tyrimas, tai yra viešosios nuomonės tyrimas. Mums labai svarbu, kaip žmonės reaguoja, kaip žmonės vertina. Tai yra didžiausia vertė yra būtent kaip sociologinių tyrimų vertė. Be abejo, mes galim ir tarp kitko randam savivaldybių lygmenį daug paminėtų pažeidimų. Yra netgi nežinomų faktų pasrašyta, galbūt ir norėtumėm, kad tie faktai būtų atskleisti. Vadinasi, jūs daugiau tai žiūrite kaip į sociologinę apklausą. Be abejo. Mes turim skambutį į telefonu. Labas vakaras. Klausom jūsų, kalbėkit. Labas vakaras, su kuo kalbam? Labas vakaras. Iš kur skambinat? Iš Vilniaus. Prašau, jūsų klausimas. Kam? Konservatoriams. Prašau. Norėčiau paklausti, ponas Milaknis tik pareiškė, kad verslininkams išeitinė pašalpa 36 mėnesių yra sudėtinga. Įdomu, kaip Lietuvai sudėtinga Seimūnų išeitinės pašalpos. Dėkui. Ačiū už klausimą. Pone Milaknė, ar jūs ryšitės atsakyti jį? Gal Seimo nariai gali atsakyti? Gal geriau Seimo nariai atsakytų? Galima atsakyti ir dėl išeitinių pašalpų Seimo narių. Ji beje buvo tas įstatymas priimtas 96 metais, Liepos mėnesį. Ir buvęs Seimas jau pasinaudojo šitomis išeitinėmis pašalpomis. Mes esam pasiruošę pakeisti, yra pateiktos pataisos šitą LDDP laikų įstatymą ir matyt pakeisim. Aš noriu paklausti, kokias sąlygas jūs žadat Seimo nariam, ar jūs žadat sumažinti atlyginimus Seimo nariam, jeigu turėsit atitinkamą daugumą. Taip, ir pirmiausia, socialliberalai siūlo apskritai Seimo narių sumažinti iki 125 ir mažinti ministerijų, palikti ne daugiau kaip 10. Tai čia prie to paties klausimo. Man atrodo, kad mes šiandien galim daugiau kalbėti apie valdymą mūsų, viso valstybės valdymo neefektyvumą, netobulumą. Prisiminkim, dar čia nepaminėjot apskritis, mes žadam taip pat panaikinti. Iš tiesų, labai didelis išpūstas biurokratinis aparatas, kuris suvalgo milžiniškas lėšas, o jų efektyvumas yra labai mažas. Taip kaip pelė, kaip kalnas pagimdo pelę. Čia galima pritaikyti. Tai štai mes norim pasakyti, kad reikia nereikalingas struktūras pašalinti. Kai kuriuose apskritis labai gražiai buvo sakoma, iš ministerijų atims funkcijas, bus arčiau žmonių, galės įsispręsti visus klausimus vietoje žmonės. Kas atsitiko? Pradėjo atiminėti funkcijas iš savivaldybių, savivaldybės atidavė savo pagrindinės žemės ir visas kitas funkcijas apskritims, o ministerijų, kaip buvo funkcijos, taip ir liko. Mes manom, kad šiandien ministerija turi būti strateginis, politinis vienetas, užsiminėti tik labai bendrais dalykais, o ne konkrečiais. Tai turi daryti savivaldybės, didesnės teisės perduoti savivaldybėms ir tokiu būdu, reiškia, valdžios naštą paskirstyti labai aiškiai, atiduodant daugiau į vietas. Beje, ponia Paulauskai, savo pasisakymuose jūs pabrėžėte, jog daug valstybės funkcijų reikėtų atiduoti į privačias rankas, tokiu būdu mažinant valstybės valdymo sąnaudas. Kurias rytis jūs turit galvoje? Visų pirma, paslaugų sritis. Čia galėčiau kaip pavyzdį pasakyti, tarkim, yra apsaugos policija, kuri yra valstybinė struktūra, saugo įmonės, be abejo, ją galima šiandien puikiausiai atiduoti privačias rankas, yra privačių struktūrų ir tai gali dirbti. Komunalinis ūkis, transporto ūkis, švietimo sistema, dalis, reiškia, darželiai, mokyklos, jau ir veikia kai kurios privačios mokyklos, socialinės rūpybos sferos, viešosios įstaigos,
Galima tiesiog vardinti daug sferų, kurias aš manau šiandien galima arba privatizuoti, arba komercionalizuoti. Pone Kubiliau, aš norėjau paklausti, kiek žinau, vyriausybėje šiuo metu yra atliekami skaičiavimai, kiek Lietuvos biudžetui galėtų kainuoti įvairių partijų teikiami drastiški pasiūlymai. Ar jūs štai ką tik girdėtus pasiūlymus tai kategorijai priskirtume drastiškų? Na, aš turiu pasakyti, kad iš tikrųjų valstybės valdyme yra daug problemų ir mes tą labai aiškiai matėme. Ir mes suformulavom kaip tam tikrą koncepciją saulėlydžio visą filosofiją, biurokratijos saulėlydžio filosofiją. Ir aš tik tai noriu pasakyti, kad iš tikrųjų darbai, kurie laukia, yra žymiai didesni negu tai, kaip kai kurios partijos įsivaizduoja. Ir aš galiu Jums garantuoti, kad iš tikrųjų nebus taip paprasta pertvarkyti valstybės valdymą. Ir jūsų reiškia pasiūlymai, kai kurie iš tikrųjų yra panašus ir į tos, kuriuos mes jau dabar įgyvendinam. Aš džiaugiuosi, kad žadama tęsti tai. Kai kurie pasiūlymai, man atrodo, yra šiek tiek keistoki, kaip pavyzdžiui, sumažinus Seimą įkurti aukštuosius rūmų senatą. Aš nežinau, ar Lietuvai tai reikalinga, čia jau panašu į karalystės atgaivinimą. Bet aš norėčiau pastebėti, kad iš tikrųjų, kai jūs klausėte apie... Iš tikrųjų, mes skaičiavom, kiek kai kurių partijų pasiūlymai kainuos valstybės biudžetui, bet tai daugiau liepčia mokesčių politikos pasiūlymus ir Naujoji sąjunga taip pat yra pasiūliusi kai kurių įdomių dalykų. Nėra jinai lyderė tarp kitų partijų, tačiau jos pasiūlymai reiškia, kad valstybės biudžeto pajamos sumažės maždaug 700 milijonų litų. Kaip žadama sumažinus šitai valstybės biudžeto pajamas finansuoti švietimą, o taip pat yra numatoma didinti pensijas ir taip toliau, aš tikrai neįsivaizduoju. Ir socialliberalai nori replikuoti? Aš norėčiau pasakyti, kad šiuo metu skaičiavimais esu Kęstutis Zaborskas, Lietuvos vadybos draugijos pirmininkas. Mūsų paskaičiavimais biudžetas kiekvienais metais maždaug negauna apie 2 milijardų litų dėl kontrabandos masto. Manau, kad iki šio laiko ne viena vyriausybė, nei konservatorių vyriausybė neišsprendė šio klausimo, net negyvendinta informacinė sistema vadinamąją SKUDA. Manau, kad įgyvendinus tas priemonės, apie kurias aš šiandien nenorėčiau konkrečiai kalbėti, tai yra be galo pavojingas dalykas, būtų įmanoma vien iš kontrabandos masto apribojimų papildyti biudžetą tą premjero minimą sumą. Vėl konservatoriai ponas Masiulis. Žinote, labai laiku papildė štai oponuojantį pusę. 7 metai prieš mus sėdi žmogus, kuris buvo prokuroru. Kontrabandos mastai, kaip jūs sakote, iš tikrųjų yra dideli. Čia sėdi žmogus, kuris yra teisininkas ir siūlo Lietuvai ieškoti nusikaltėlių pagal anketas. Čia sėdi žmogus, kuris yra teisininkas ir siūlo Lietuvoje įvesti konstitucinę reformą, kurie atsirastų antri parlamento rūmai. Mes neturime nei kokios nors aristokratijos, dėl ko tą reikėtų daryti, ar neturime federacinės santvarkos. Na, yra keisti siūlymai. Pone Paulauskai, jūs turite galimybę atsakyti ir vėl reklama. Žinot, Pastatyta Kauno hidroelektrinė užtvėrė kelią migruojančiam žuvims, kurios nuo neatmenamų laikų plaukė neršti. Įkurtas Gyvosios gamtos paramos fondas apsiėmė inicijuoti žuvitakių statybą per Kauno hidroelektrinę. Projektą globoja Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus. Atkurkime, ką sugriovime. Gyvosios gamtos paramos fondo adresas. Projektą remia. Ironiška, fantastinė pasaulio vizija, populiari istorija apie amžiną absoliutaus blogio ir visada laiminčio gėrio kovą. Spalvinga fantastinė pasaka įvelta į Žano Polio Gotje kostiumus ir Dano Veilo scenografiją. Oskaro nominantas Luko Besono 5. elementas su Briusu Willisu ir Mila Jovovič. Neužmirštamas reginys. Jūsų aplodismentai skambės šeštadienį.
Žiūrite Baltijos televiziją tiesioginę laidą Ringas. Aš priminsiu, kad galite skambinti telefonu 780-888 ir tiesiai klausti konservatorių vicepirmininko premjero pono Kubiliaus arba Naujosios sąjungos lyderio pono Paulausko. O dabar ponas Paulauskas atsako į repliką, kurią pasakė konservatorius ponas Masiulis prieš reklamos pauzę. Prašau. Taip, mane stebina pono Masiulio žinios apie prokuratūrą ir apskritai apie teisėsaugą, bet dar labiau jo kaip politologo žinios stebina apie parlamentų struktūras ir kai jisai stebisi, kas yra senatas ir kaip jis kovoja su kontrabanda. Norėčiau pasakyti, kad prokuratūra negaudo pasienyje kontrabandistų, tai yra policijos, muitininkų ir kitų funkcijas. Čia asmeniškai jums paaiškinu. O dėl dviejų rūmų, tai yra projektas mūsų, kuris pateiktas svarstymui. Deja, prieš 2 metus mes jį pateikėm visuomeniai svarstyti. Deja, tik tai šiandien, ačiū, kad susilaukiam tiek daug pastabų ir tiek daug pasiūlymų. Mes pasiūlym ir jūs turite teisę svarstyti. Mes nesakom, kad tai yra mūsų programinė nuostata. Jeigu jūs pasižiūrėjot, tai yra mūsų projektas. Tokį, kokį Naujoji sąjunga įsivaizduoja, reikėtų konstitucijoje daryti pakeitimus. Ačiū, jūs atsakėt konservatoriams. Pone Juknevičienė nori replikuoti, kaip matau. Prašau mikrofoną. Prokuratūros 5 metus prokuratūra turėjo bendrąją priežiūrą. Ir buvo labai daug, visi svertai jūsų rankose. Tik tokia trumpa replika. Bet vėlgi aš noriu replikuoti, kad prokuratūra neturėjo 5 metus bendrosios priežiūros. Po konstitucijos priėmimo 92 metais bendroji priežiūra nustojo egzistavusi. Ir konstitucinis teismas 93 metų tai dar kartą patvirtino. Žurnalistai turi klausimą, mes įklimpom. Aš dar prisimenu 96 metų rinkiminę kampaniją, kai pono Suchotskio buvo tokios gražios karikatūros su skeltom nosim apie valdininkus ir girtuokliai greitai gerkite. Čia klausimas ponui premjerui bus, nes atpigs degtinė buvo žadėta, kas ir atsitiko, kiek vėliau tiesa prieš tai jinai pabrango. Kiek realiai nuo 96 iki 2000 sumažėjo valstybės tarnautojų? Aš negalėčiau pasakyti taip konkrečiai, kiek sumažėjo ar nesumažėjo. Aš turiu pasakyti, kad mano įsitikinimu žymiai svarbesnis dalykas yra neskaičiuoti, kiek sumažėjo ar nesumažėjo. Be abejo, ir ministerijų galbūt per daug yra, ir kitų institucijų galima pasižiūrėti. Svarbesnis dalykas iš tikrųjų yra pasiekti, kad biurokratijos sistemoje pasikeistų tai, ką mes vadinam biurokratiniu genu. Mes turime vesti strateginį planavimą visom ministerijom ir visai valstybei. Mes turime pasiekti, kad šitie planai, kiekvienų metų planai būtų susijęti su biudžetu. Mes turime pasiekti, kad šituose planuose matytųsi konkretus rezultatai, kurių siekia kiekviena institucija. Ir kad aplamai valstybės valdymo mechanizmas pradėtų veikti taip, kaip gerame biznyje. Bet kaip iš frazuotės, aš suprantu, turime pasiekti, tai va čia tos mintys ką šviežia? Aš turiu pasakyti, kad mes šiais metais pakankamai daug pasiekėm ir tai, ką mes pasiekėm šiais metais, iš tikrųjų mes galėjome parodyti ir Pasaulio banko suprastame seminare, kuris vyko Vašingtone ir kuriame daugelis šalių galėjo pasimokyti ir iš mūsų pasiekimų. Prašau, ponia Paulausko. Aš šiandien perskaičiau jūsų susitikimo su Marijampolės verslininkais reportažą ir man įstrigo vieno verslininko pasakojimas, kad jis išasfaltuoti kiemui vaikščiojo 1,5 metų leidimų gauti iš įvairių valdininkų, o tas išasfaltavimas užėmė 3 dienas. Reiškia, iki šiol ta sistema, reiškia, biurokratinė veikia gana sėkmingai. Pone Kubiliau, jūs norėsite atsakyti? Aš galiu labai trumpai atsakyti. Iš tikrųjų, Lietuva yra pavirtusi biurokratinių leidimų kraštu ir tai yra mūsų bėda, užauginta per 10 metų, o gal ir per visą sovietmetį. Ir yra dar netokių problemų. Yra, pasirodo, leidimai gaudyti uodo truklio lervas. Mes vakar, kaip tik, tai yra vakar priėmėm įstatymo projektą, patvirtinom vyriausybei, kurį pateikėm Seimui, kuris turėtų pakeisti iš esmės visą situaciją. Mes pasakom labai aiškiai, kad jeigu viena ar kita valdžios institucija per 30 dienų neatsako pareiškėjui nei taip, nei ne, bus laikoma, kad jis gavo leidimą. Tai šiuo būdu iš tikrųjų aš manau, kad kai kurie iš tokių pasiūlymų, kuriuos mes pastaruoju metu, per pastarosius metus priėmėm, jie iš tikrųjų keičia iš esmės situaciją. Bet jeigu veiktų atsakomybės principas ir tas valdininkas, kuris išlaikė tą sprendimą 0,5 mėnesio arba 0,5 metų ir būtų suskaičiuota, kiek žalos padarė tam verslininkui, neleisdamas, ir tą tektų atlyginti,
man atrodo, daug greičiau užsisuktų šitą karuselę. Aš visiškai jums pritariu, bet reikia pasiekti, kad tokiu atveju sprendimai dėl žalos teismuose nebūtų svarstami metus. Ponai, aš manau, kad viena didesnių problemų yra mūsų teisės. Ponai, aš priverstas jūs nutraukti, nes mums skambina rinkėjai. Labas vakaras. Labas vakaras. Iš kur paskambinot? Iš Vilniaus. Kam adresuotas jūsų klausimas? Ponui Artūrui Paulauskui. Prašau, klauskit. Ponas Artūrai, kodėl jūs neatsakot konkrečiai nei vieną užduotą konkretų klausimą, pavyzdžiui, dėl Seimo narių atlyginimų, dėl Marcinkaus bylos, ir ką jūs darysite atėjęs į valdžią su bendrais tik lozungais, kurie buvo populiarūs tarybiniais laikais? Ačiū. Aš noriu pasakyti, kad jums reikėtų perskaityti tikrai mūsų programą. Jeigu jūs nurodysit adresą, mes galėtumėm jūs ją pristatyti. Tai nėra lozungų rinkinys, tai yra konkrečios nuostatos. O dėl Seimo atlyginimo narių aš galiu pasakyti, kad mes dar prieš turbūt 7 mėnesius mūsų tuo metu Seimo narė Vida Stasiūnaitė teikė projektą Seimui dėl atlyginimo sunorminimo, pradedant nuo prezidento atlyginimo ir užbaigiant visų valstybės tarnautojų. Padaryta, bet kada jis padarytas tas įstatymas? Vėlgi, po pusės metų tik tai buvo priimtas. Ačiū Dievui, kad padaryta. Ačiū Dievui taip, bet buvo galima tai padaryti anksčiau. Bet jeigu aš galėčiau šiek tiek įsiterpti. Iš tikrųjų, aš atidžiai skaičiau Naujosios Sąjungos programą, kaip ir kitų partijų programas. Ir tikrai tenai yra ir pakankamai gerų dalykų, ir tų dalykų, kuriuos jau šiandien mes darom arba jau yra padaryta. Bet aš turėčiau pastebėti vieną dalyką, kas mane iš tikrųjų stebina, tai tam tikras, ir tai, ką jau spauda yra pamačiusi, tai tam tikras vidinis prieštaravimas. Ir todėl aš tiesiog noriu ir gerbiamą Artūrą kreiptis, sakysim, kaip reikėtų suprasti ir mum, ir galbūt visiems rinkėjams. Štai jūs prieš porą dienų Lietuvos ryte, berods rugsėjo 14 dieną, kategoriškai pasisakėte prieš socialdemokratinės koalicijos kai kurias nuostatas, tame tarpe dėl progresyvinių mokesčių. Tuo tarpu jūsų programai parašyta labai aiškiai įvesti tvarką, kad mokesčių dydis būtų proporcingas turimam turtui ir pajamoms. Tai kur yra jūsų pozicija? Aš nežinau, ar Pramonininkų konfederacija, paremdama ir jūs, reiškia, labai aiškiai suprato, ką jinai paremė, nes jūs pasisakot labai aiškiai už progresyvinius mokesčius. Pone Paulauskai, atsakysite jūs ar jūsų kolegos? Kolegos gali atsakyti. Jeigu kolegos, prašau. Pirmiausia, pono Paulausko kolegos turi atkreipti dėmesį tai, kad konservatoriai jau kiek laiko bando įgyvendinti saulėtekį, saulėlydį, bet tai niekaip jiems nepavyksta. Bet pone, klausimas buvo ne apie tai šiuo atveju. Klausimas jau buvo prieš tai pareikštas, kad valdymo struktūros tobulinamos, bet jos niekaip nesugeba pertvarkyti taip, kad valdymo aparatas suformuotų tokią politiką, kuri būtų palanki verslininkams, o iš kitos pusės atsakyti, kad valdymo aparatas eina prieš pačią politinę valią. Jums neužtenka politinės valios ir aparatas veikia visiškai priešingai. Bet, pone Paulauskai, vis dėlto gal į tą klausimą, kurį premjeras pateikė, pateikęs jūsų programą. Taip, aš manau, kad čia nėra jokio prieštaravimo. Vienas dalykas yra pajamų mokestis, proporcinis ar progresyvinis, ir kitas yra turto mokestis. Yra 2 mokesčių rūšis ir šito nereikėtų painioti. Tai, bet pajamų mokestis, jūs sakot, kad mokesčio dydis turi būti proporcingas gaunamam pajamom. Tai yra progresyviniai mokesčiai. Tuo tarpu Lietuvos ryte jūs kategoriškai sakot, kad jūs pasisakot prieš socialdemokratų programinės nuostatas dėl nacionalizavimo, dėl progresyvinių mokesčių. Tai yra turto mokestis. Aš žinau, mokestis, kuris priklauso nuo pajamų, tai yra pajamų mokestis. Ir jūs pasisakot, reiškia, dėl jo... Galima konkrečiai tada. 10 puslapis, bent internete buvo jūsų programoje 10 puslapis. 10. Prašau, ponas Paulauskas dabar ieško 10. Jo, aš surasiu tada to. Gerai. Aš tik tai norėčiau pasakyti, kad tokių prieštaravimų aš matau ir daugiau. Aš tik tai vieną pacitavau, bet pavyzdžiui, aš klausiausi atidžiai jūsų diskusijos su kolega Audroniu Ažubaliu apie užsienio politiką. Premjerė apie užsienio politiką truputį vėliau. Ne, bet aš dabar kaip tik Audronius Ažubalis ir nori repliką pasakyti. Aš tik noriu pasakyti, kad iš tikrųjų mane irgi kartais taip apima tam tokia tikra nedidelė neviltis, kai aš skaitau programą, kuri yra labai gerų dalykų Naujoje Sąjungoje, bet tuo pat metu, pavyzdžiui, ten nieko nekalbama apie žemės pardavimą užsieniečiams ir pasisakoma prieš.
Pirmadienį kalbėdamas radio centre su ponu Paulausku, aš paklausiau, tai vis dėlto kaip bus su žemės pardavimu užsieniečiams. Ponas Paulauskas pasakė taip, už. Tai dabar klausimas, kuo tikėti, ar ponu Paulausku radio centre, ar ponu Paulausku ir jo programa, kuri yra spausdinta. Žinau, jūs atsakysite, ar ne? Taip, atsakysiu dėl ir šito ir vieno. Mes pasisakom tikrai už proporcinius mokesčius, labai aiškiai, neprogresyvinius, ir čia niekur nesako turtui taip, turtas turi būti irgi apmokestintas, bet tai nereiškia, kad turi būti mokesčiai būti proporcingi. Čia mūsų nuomonė yra vienareikšmė, aš galiu pasakyti. Tai yra... Taip. Ponai, mums vėl skambina rinkėjai. Dabar nusiraminkim ir išklausykim. Labas vakaras. Labas vakaras. Iš kur paskambinot, ponė? Kazimiera iš Vilniaus. Ir vėl iš Vilniaus trečią kartą. Prašau, ko norėtumėt paklausti? Aš norėčiau paklausti poną Kubilių. Taip. Ne kaip premjerą, bet kaip konservatorių partijos narį. Esant konservatorių partijai valdžioj, visa Lietuva yra išparceliuota. Tai yra nuo Lietuvos valstybės ir nuo tautybės. Pone, jūsų klausimas koks būtų konkrečiau? Paskutinės kelnes. Pone, apie kelnes gal tiek to apie klausimą? Vienu žodžiu, visą laiką kalbant jūs nebijot atsakomybės. Jeigu jūs nebūsit išrinkti, Seime neturėsi daugumos, kokiai savo pasiskirsit bausmę? Tai yra, arba įvardinkit, kaip atrodo jūsų atsakomybė už padarytas klaidas ir išparceliuotą Lietuvą. Ačiū. Ačiū, ponė premjerė, tik trumpai. Aš noriu pasakyti, kad iš tikrųjų mes esam padarę klaidų ir mes to visiškai neneigiam. Ir aš jau minėjau, ypač, man atrodo, mūsų reagavimas į praeitų metų Rusijos krizę buvo pavėluotas. Tačiau taip pat norėčiau pastebėti, kad nuo 96 metų Lietuvoje yra tikrai pažengusi ženkliai į priekį. Ir aš turiu pasakyti, kad mes neparceliuojam Lietuvos, o vykdom sistemingą valstybės turto privatizavimą, sistemingą valstybės funkcijų mažinimą. Ir aš manau, kad iš tikrųjų valstybė nėra geriausias šeimininkas, nėra geriausias ūkininkas. Ir kuo greičiau valstybė atsisakys jai nebūdingų funkcijų, tuo mums visiems bus geriau. Tuo mes daugiau sutaupysime lėšų ir tuo konkurentabilesnę turėsime visą ekonomiką. Todėl mes ir toliau pasisakome ir už energetikos privatizavimą, ir už reformas transporto sektoriui, todėl kad mes manome, kad tai yra mūsų pažangos garantas. O dėl atsakomybės, tai aš tikrai jokios atsakomybės mes nevengiam. Tai konservatoriai savo jokios bausmės nepasiskirs, jeigu nelaimės Seimo rinkimų. Konservatoriai, tie, kurie yra padarę nusižengimų ar nusikaltimų, jie turi atsakyti įstatymų nustatytą tvarką. Supratau, tai buvo premjero atsakymas rinkėjai iš Vilniaus, dabar vėl reklama, būkit su Baltijos televizija. Balsuokite už naująją sąjungą, socialliberalus. Mūsų numeris 7. Kiekvieną penktadienį karštas kaip saulė, naujas žurnalas stebė pasaulį. Teleloto super lošimas. Jūsų laukia beveik 350 000 aukso puodė ir net 100 papildomų prizų. Televizoriai, skalbimo mašinos, mikrobangų krosnelės, muzikos centrai, vaizdo grotuvai, magnetovos ir snaigės šaldytuvai. O gal laimėsite legendinį automobilį Volkswagen Beetle ar kurį kitą iš 8 Teleloto automobilių. Pakeiskite gyvenimą už 2 litus. Šiandien informacinė pokalbių laida Žvilgsnis žiūrėkite 21:45 min. Laidos svečias Centro sąjungos narys Vidmantas Staniulis. Žvilgsnis šį vakarą. Mes grįžtame į tiesioginę laidą Ringas. Dabar padiskutuosime apie santykius su NATO testinumą. Pone Kubiliau, konservatoriai įsipareigoja gynybos biudžetui skirti ne mažiau kaip 2 procentus bendrojo vidaus produkto. Ar šie planai artimiausių metų realūs, turint galvoje dabartinę ekonominę padėtį? Be abejo, jie yra realūs, nors ir
reikia dirbti įtemptai, kad tai pasiektumėm, bet aš noriu pabrėžti, kad tai nėra koks nors formalus skaičius. Iš tikrųjų, mes turime sukurti savo nacionalinę gynybos sistemą praktiškai nuo nulio. Ir aš turiu taip pat pastebėti, kad 2002 metai turi be galo didelės svarbos mūsų integracijai į NATO, žinant, kad tais metais bus daromi sprendimai dėl tolesnės NATO plėtros. Ir todėl mūsų įsipareigojimai pasirengti tinkamai narystėj NATO yra iš tikrųjų strateginės svarbos ir aš manau, kad būtų neatleistina, jeigu mes nepasinaudotumėm arba nepadarytumėm viską, kad pasinaudotumėm šitą galimybę. Aš džiaugiuosi, kad dauguma politinių partijų dar prieš keletą mėnesių susirinkę pas mane Turniškėse pasirašė bendrą pareiškimą, kad darys viską, kad Lietuva būtų tinkamai pasirengusi 2002 metam. Pone Paulauskai, jūs sakote, kad data, kai gynybos biudžetui bus skiriama 2 procentai bendrojo vidaus produkto, turi būti nukelta bent metais. Taip, pasižiūrėkim, kaip buvo vykdomi šitie įsipareigojimai 99-2000. Taip pat buvo įsipareigojimas 1,7, 1,9 ir ne vienais metais nebuvo įvykdyta. Dabargi, be abejo, konservatoriai, suprasdami, kad jiems jau nebereikės šito procento vykdyti, sako, kad jis yra realus. Aš manau, kad šiandien atsižvelgiant į mūsų socialinę ekonominę būklę ir dar daugiau galiu pasakyti, šiandien man teko susitikime su aukštųjų mokyklų rektoriais girdėti tokius skaičius, kad mūsų studentui tenkančią, vienam studentai tenkančių pinigų suma mes užimam paskutinę vietą pasaulyje, tai reiškia vėl nukentėtų ir aukštasis mokslas, ir studijas. Todėl be abejo mes svarstom ir aš manau, kad tai yra realu nukelti 2002 metus. Ta 2 procentų finansavimą. Žurnalistas Darius Tarasevičius nori klausyti. Aš norėjau pono premjero paklausti, nekvestionuodamas, žinoma, Lietuvos siekio įstoti į NATO ir noro, ir sveikintino noro. Vis dėlto norėčiau paklausti, kaip ten su tais procentais BVP ir jų galutinė išraiška. Ta prasme, ar jau vyriausybė atsiskaitė su skolomis verslininkams susidariusiomis dėl to, kad gynybos ministerija mūsų smarkiai plėtėsi, daug investavo ir gana smarkiai suskolino statybinėms organizacijoms. Tai iš tikrųjų, praeitį metai, aš jau minėjau, mūsų klaidos ir buvusių vyriausybių klaidos, tai, kad nebuvo mažinamos valstybės išlaidos, kai labai ženkliai mažėjo valstybės pajamos, atvedė metų pabaigoje tokią situaciją, kad valstybė liko pakankamai daug skolinga už atliktus darbus ir privatiems subjektam, ir visos ministerijos, tame tarpe be abejo ir Krašto apsaugos ministerija. Ir mes ėmėmės nuo pat metų pradžios labai aiškių ir sisteminių žingsnių likviduoti taip vadinamus kreditorinius įsiskolinimus ir mums tą pavyko padaryti. Tai šiuo požiūriu mes negalime leisti, kad vėl tokia situacija pasikartotų, kad mažėjant valstybės pajamom būtų vykdomi nesubalansuotos išlaidos, todėl kiekvieną mėnesį labai atidžiai žiūrime, kokios yra pajamos. Ir šiuo požiūriu aš manau, kad yra visiškai realistiška kitais metais pasiekti, kad valstybės krašto apsaugai būtų skirta iki 2 procentų nuo BVP. Gerai, ponai, mūsų laikas senka. Dabar, ponia Paulauskai, trumpai suformuluokit, prašau, kuo jūs, socialliberalai, esat geresni už kitus ir kodėl už jūs verta balsuoti? Taip formuluoti, ar tu esi geresnis ir kuo tu geresnis, aš manau, man apskritai nelabai priimtina tokia formuluotė. Aš manau, gal reikėtų pasakyti, kuo mes gal skiriamės. Ir čia yra vienas, turbūt, teiginys, dėl laiko stokos aš daug nesakysiu, tai yra naujumas. Tai yra naujos kartos atėjimas į politiką. 10 metų mes matėm beveik tas pačias pavardės ir 10 metų mes matėm tos pačius vardus. Tik vienas, beje, Bronislavas Kuzmickas išdrįso pasakyti, kad aš daugiau nekandidatuosiu, net atitrūkau nuo žmonių, nebesuprantu gyvenimo. Man atrodo, šiandien 2/3 Seimo narių galėtų pasakyti, nebesuprantu jau šito gyvenimo, man reikia pailsėti. Ir aš manau, atėjo normali kartų kaita ir jinai turi įvykti. Pone Kubiliau, kuo geresni ruošiasi būti konservatoriai? Na, aš turiu pasakyti, kad naujumas ne visada yra privalumas. Aš tiesiog prisimenu Rimvydo Valatkos žodžius pasakytus birželio mėnesį Laisvoje Europoje, kai jisai sakė, kad naujoji sąjunga, aš cituoju, kūrėsi viena iš paskutiniųjų.
partijų Lietuvoje ir ten galėjo įstoti nemažai tų žmonių, kurie niekur nebuvo priimti, atsijoti perbėgėliai. Ir ponas Paulauskas sutiko su tuo ir sakydamas, kad tai yra mano galvos skausmas, tai yra jūsų galvos skausmas. Nu, po to kūrėsi nusaikėjai konservatoriai. Būtent tokia situacija. Tai aš tik tai noriu pastebėti, kad iš tikrųjų aš manau, kad mes daug patyrėm per šitos 4 metus ir patyrėme ir išdavysčių, ir klaidų įvairių. Mes atlaikėm, mes parodėme per paskutinį laikotarpį, kad iš tikrųjų galime žengti labai stipriai reformų kelių, pažangos kelių ir mes galime tai tęsti. Ir šiuo požiūriu aš manau, kad kitos partijos bando savo programuose deklaruoti panašius tikslus, tačiau jų vidiniai prieštaravimai, jų komandų nevisiškas aiškumas ir skaidrumas, manau, kad rodo mūsų privalumus, kuriuos aš tikiuosi rinkėjai vertins. Ponai, paskutinis klausimas abiems. Prieš prasidedant rinkimų kampaniją jūsų partijos pareiškė, jog tikisi etiškos ir pagarbios kovos. Tačiau natūralu, kad prasidėjus rinkiminiai agitacijai bendravimo tonas visuomet griežtėja. Ponas Paulauskas rašo, kad valdžioje sėdi nemokšos. Ponas Kubilius savo kalboje konservatorių suvažiavime kaltina poną Paulauską nusiplagijavus rinkimų reklamai žodį ekspresas ir sako, citata, Artūrai, taip daryti negražu. Tai ar jūs rinkimų kampaniją laikote pakankamai etišką? Aš manau, kad jinai vyksta tam tikrose rėmuose, neperžengiant galbūt jau ypatingų, drastiškų veiksmų ribos. Aš nemanau, kad galima pasirašyti daug tų paktų garbės, bet mes matom, kad tie, kurie pasirašo, dažniausiai ir nevykdo tų susitarimų. Taip, kad reikia tikėtis tam tikrų laisvumo, tam tikrų griežtumo, kas ir yra. Ir ponas Kubilius? Aš manau, kad kaltinimas nusiplagijavus žodį ekspresas yra vienas iš švelniausių visoje rinkimų kampanijoje, kiek mes girdime. Tai mums yra visiškai natūralu ir suprantama, kad konservatoriai yra kritikuojami ir keikiami smarkiausiai, mes prie to jau pripratę ir todėl manęs nestebina rinkimų kampanija. Mes stengiamės iš tikrųjų kalbėti sąžiningai, nežadėti to, ko tikrai negalima bus įvykdyti. Mes iš tikrųjų labai aiškiai matom pavojus populistinių kalbų, kurie dažnai dėja skamba iš mūsų ekranų. Bet aš manau, kad Lietuva pergyvens ir šį laikotarpį. Ačiū, ponai. Šiandien tiesioginiai Baltijos televizijos laidoj Ringas dalyvavo ponas Andrius Kubilius, Tėvynės sąjunga Lietuvos konservatoriai, ir Naujosios sąjungos socialliberalų lyderis ponas Artūras Paulauskas. Būkite su Baltijos televizija lygiai po savaitės, ketvirtadienį tuo pačiu metu, be 5 minučių pusė 9 vakaro. Sėkmės. Ponai, nepadėkime. Ačiū. Rasos gėrimai pristato žaidimą Rasa geriausia dovana. Žiūrėk BTV ir klausyk žinių radiją kiekvieną sekmadienio vakarą. Net 9 skalbimo mašinos Beko kiekvieną savaitę ir didieji prizai. Gorenje buitinė technika bei pagaminti Europoje automobiliai Deivų Lano. Įsidėmėk šį ženklą. Rasa geriausia dovana. Cezaris Pazūra